Šaltibarščiai jau tapo pagrindiniu nacionaliniu Lietuvos patiekalu. Kiekvienas tikras lietuvis bent jau teigia, kad negali išgyventi nė dienos be šaltibarščių. Kiekviena maitinimo įstaiga, nesvarbu kokiai virtuvėje atstovautų, Meksikos, Brazilijos ar Japonijos, bent jau vasarą savo meniu privalo turėti šaltibarščius. Svarbus užsienio svečiai vos tik išlipę iš lėktuvo, kaip mat yra vaišinami šaltibarščiais ir šaltibarščiais juos vaišina kiekvienoje vietoje, kurią jie aplanko. Tačiau ką daryti, jeigu šaltibarščių užsimanai užsienyje? Girdėjom ne vieną istoriją, kaip sunku rasti tinkamų burokėlių, bulvių, jau nekalbant apie kefyrą. Ir nors lietuviškose parduotuvėse užsienyje galima rasti kibirėlių su jau paruoštais šaltibarščiais, tačiau ką daryti, jeigu jūs pakvietė į prašmatnų balių? Juk nei kibirėlio, nei stiklainio su šaltibarščiais nepavyks įsidėti į vakarinę rankinę. Ir čia kiekvieno lietuvio išsigelbėjimui turime taktinius šaltibarščius. Jeigu jie tilpo į šią vakarinę rankinę, jie tilps bet kur. Mūsų jau pažįstamų Starmi gamybos liofilizuoti, šalčiu džiovinti, 50 gramų sveriantis, lengvi, užimantis nedaug vietos, bet galintys išgelbėti jūsų gyvybę. Komplekte gali būti ir bulvių košė. 2 pakeliai, mažiau negu 100 gramų. Ir girdžiu jūsų klausimą, ar skonis kaip tikrų šaltibarščių? Tad negaiškime laiko ir paragaukime. Liofilizuotų patiekalų paruošimo būdas labai paprastas. Pakuotė paruošta gamybai. Mums reikia tik tai nuplėšti ant viršų, atidaryti daugkartinio užsegimo mechanizmą. Kvepia kaip šaltibarščiai. Išimame deguonies sugertuką, jo negalima valgyti. Išskleiskime dugną, kaip geriausių liofilizuotų patiekalų pakuotėse, tam, kad kuo geriau galėtumėm išmaišyti. Viską galime pasigaminti toje pačioje pakuotėje. Pilame 300 ml vandens iki C linijos. Kur ta C linija ir kaip mes pamatysime šitoj pakuotėje, aš neįsivaizduoju. Gerai, kad mes turim dozatorių. Gerai išmaišome. Atrodo tikrai neblogai. Kuo toliau, tuo blogiau. Kvapas kaip tikrų šaltibarščių. Kas čia tokia? Su spanguolė? Kas čia per uogytės? Paragausim, sužinosim. Neparašyta, kokį vandenį reikia pilti. Kadangi tai yra šaltibarščiai, aš pagalvojau, kad reikia pilti šaltą vandenį. Gerai išmaišius, reikia duoti šitam marmaliukui pailsėti 8 minutės. Užsegame ir 5 minutėm padedam. Identiškai bulvių košė. Taip atrodo bulvės. Eksperto mėgstamiausios. Apie 200 ml vandens. Etiketės kol kas dar nėra. Ekspertas užuodžia savo mėgstamas bulves. Palaukime 8 minutės. Ir nors galime valgyti tiesiai iš pakuotės, išsipilkime, kad geriau matytumėm, koksgi grožis slepiasi viduje. Tai taip atrodo šaltibarščiukai. Kvapas labai geras. Ir prie jų dar turėsime bulvyčių. Bulvių košė, nes pačių bulvių pilnų turbūt nelabai mums pavyktų tinkamai atgaivinti. Matau, kad blogai išmaišiau. Matome, kad yra biški miltelių. Šiaip atrodo, tikra bulvių košė. Jokio skirtumo. Krapai. Kažkoks toks plasmasinis prieskonis truputį yra, bet labai skanu. Turime vieną bulvių mėgėją. Prašau, ekspertė. Šaltibarščiai turi visko, ir kiaušinio, ir svogūno. Liuks, štai kokie yra burokėliai. Šaltibarščiai su traškiais burokėliais. Matyt, nepakako laiko dar gerai jiems išbrinkti. Tokie traškus. Tikrai. Skonis geras. Gal kiek surokas, bulvytėm. Bulvytės kažkokios biški plasmasinės. Bet šaltibarščiai. Super. Netgi tie didesni gabaliukai, kurie yra tokie traškus ir sausesni, kaip tik sakyčiau dar skaniau. Žinoma, močiutė turbūt pagamintų skaniau, bet kaip sausa sriuba, super. Kadangi mūsų ekspertas mėgsta valgyti ir plastiką, tai jam šios bulvės
Tikras delikatesas. Čia iki servetėlės, nes čia kažkas tai seilėm aptaškė viską. Taigi, broliai ir sesės lietuviai, mes esame išgelbėti ir manau, kad atsakingos Lietuvos institucijos privalo papildyti pirmosios pagalbos rinkinių sudėtį būtent šiais šaltibarščių rinkiniais, kurie galioja 10 metų, daugiau negu turniketai. Skanaus.